Žodžiu, čia buvo dušas ir dabar mes jį nafik darysim tiesiog atvirą dušo kabiną. O čia stovėjo ta dėžė dušo, kuri buvo visiškai nesąmoninga, masažinė, niekas ten neveikia, niekas užsikimšdo viską, žodžiu, na. Žodžiu, čia reikia dabar atsidaužyti, čia yra paprastas 50 vamzdis, reikia betoną atsidaužyti ir įsistatyti trapą. Čia bus maišytuvas, pajungimas, čia pasistatysim stiklą ir bus viskas čiki-briki. Šitą įstatom. Bandymas numeris 1. Gerai eina. Apačioj viršur šildomos grindys, tai. Bet tiek nedavarysim. Kas šitas plytelės tai priklijavo nesveikai. Taip, gerai priklijuotos. Ar čia perfas silpnas, ar plytelės gerai priklijuotos. Aš jau norėjau pavaidinti, kad kaip aš čia gerai plytelės priklijavau. Bet paskui žiūriu, kad viena pasirodo gerai, bet kas šitas plytelės tai priklijavo. Visi klijai čia. Taip, gerai priklijavo. Bet taip dar geriau mažiau šiukšlių, bet. Plytelė buvo kem 5. Darom 90. Gerai. Dabar atsidaužyti reikia vamzdį šitą, kad įkišti trapą. Viskas gerai, bet svarbiausia, kad mes nežinom, kur eina šildymo vamzdis. Nu, tikiuosi, jis nepadarytas prie pat. Nebus santechnikas toks debilas, kad padarytų šildymo pravestų. Šitas išsėjimas, čia pasistato trapas, reiškia išvada tokia, kad mes šitą daiktą turim čia įkišti. Aiškumo atsirado, dirbam toliau. Kaip keistai pajungtas. Va šitą išsėmam. Polistirolą radom. Polistirolą, ant kurio reiškia plyvelė eina. Ir ant plyvelės eina kas? Tinklas ir vamzdelė. Tai taip ir yra viskas. Išlindo. Ne jau, bet mažai. O čia kliūna. Nagi, lysk. Lenda. Man atrodo tiesiai, bet dabar klausimas ar ne per giliai. Štai ir atsirado daiktas. Opa! Šitą pritrumpinsim, kai bus plytelės išklijuotos. Dabar reikia šitą. Šitą reikia nusipjauti. Reikia. Kad jisai gražiai subėgtų. Turim pasidarę čia tokį lovelį, kur užpilsim irgi betoną, nes darysim, čia bus stiklas šitoje vietoje, o čia padarysim slenkstuką nedidelį, kad vanduo, jeigu bėgtų, negalėtų išbėgti į vonę, o taškysis liktų šitoje pusėje. Taip prisikiršam betono į lovelį ir
paliksim jį sustingti, tada užsimaišėm plytelių klijų, nuėmėm viršutinį sekančią dieną ir viršų prasilyginom su plytelių klijais ir nuėmam šitą karkasą. Dar nėra visiškai pilnai sustingęs, tai atsargiai nuiminėjam. Čia dabar pasiformuojam nuolydį, nes čia aukščiausias taškas, tai su plytelių klijais išsikeliam šitą galą šiek tiek, toliau eis jau pagal pagrindo lygį ir viskas bus labai gerai. Tai apsiklijuojam plytelės ir hidroizoliaciją užsitepsim. Ta proga, aišku, pasipušiau, nes, kas nesipušia tepdami hidroizoliaciją, tai dėsiu kelis sluoksnius, nes prieš tai buvo hidroizoliacija, bet ji buvo sugadinta. Ir dabar pradedu dėliotis plytelės, kaip reikės suformuoti nuolydį, nes su plytelių klijais prieš tai nuolydis buvo padarytas, pakeltas vienas galas apie 1,5 centimetro ten, kur bortelis yra aukščiau ir iš visų pusių padarytas nuolydis, todėl plytelės reikėjo pjaustytis įvairiom formom, kad susivestų, gražiai būtų vienodi tarpai ir būtų suformuotas nuolydis į trapą, į išbėgimą. Tai reikėjo dėtis visokius trikampius, kvadratus ir visokias formas. Čia galima įvairiais būdais susiformuoti nuolydį, kaip kam patogiau, kaip kokios plytelės, koks dydis. Bet mes pasidarėm taip ir taip, kaip atrodo, mums tinka. Toliau viskas susiklijavom ir užsitepam visus tarpus, sujungimus silikonu. Silikonas tamsus pagal plytelių tarpų šitos fugos spalvą, aplink trapą gerai apsilikoninam, kad nebėgtų pro šonus ir nuo vandens paskui net keltų kažko, tai nenubėgtų ten, kur nereikia. Ir su plytelėm viskas kaip ir baigta, tačiau prieš dedant sienelę, pristatant, šitas pasirodo biškį per daug išsikišęs, tai su kampiniu šlifuokliu nusipjaunam. Tai pastatyti sienelę, štai taip. Tai dabar sienelės statymas, panaudojom polikarbonatą, ne karbonadą. Jinai yra 10 mm storio, kiaura plokštė, tikriausiai visiems žinomas, kas čia per medžiaga. Ir kad atrodytų kažkiek įdomiau, pagal vonios spalvas sienų buvo parinktas toks rudas polikarbonatas, matosi. Ir tuos griovelius mes pasidarėm, kad jie eitų ne vertikaliai, nes vertikaliai atrodo šiltnamius stato iš polikarbonatų, dar visokius dalykus. Tai mes horizontaliai padarėm, kad jie eitų. Išsipjovėm tiksliai iš 2 dalių, nes jis nėra stiprus. Gaunasi, kadangi pas mus 2 metrai ilgis, tai 2 po metrą pasidarėm ir tvirtinamės iš aliuminio profiliukus U formos prie sienos ir statysim per vidurį dar juos atskirdami, kad sustiprinti visą sienelę. Pirmiausia, prisiklijavom ant silikono ir taip gavosi, gal taip išplanavom, toks ir planas buvo,
kad kaip tik ant siūlės plytelių prisisuko profilis. Tai yra labai gerai. Į tą siūlę negadindami plytelių ir susisukome plonus varžčiukus. Ir taip lygiai pasiguldėm horizontalų. Specialiai palikom iškištą šiek tiek, kad vanduo vis tiek taškysis ir nepatektų ten, kur nereikia. Ir viską, aišku, svarbu čia gerai užtepti silikonu, kad vanduo nesikauptų griuveliuose, tada jisai stovi, užsilaiko, jeigu griuvelyje pradeda ten geltonuotose vietose ir visokios nesąmonės darytis. Ir visas šitas medžiagos polikarbonato 2 lakštai ir aliuminiai visi šitie profiliukai kainavo 100 eurų. Juos mum ir išpjovė pirktą Heliopolį. Supjovė ir profiliukus kem 5 laipsnių kampu, polikarbonatą išpjovė tiksliai, gražiai viskas buvo supjauta. Nereikėjo patiem dirbti ties tuo. Tai sutaupė nemažai laiko. Pinigų ant pjovimo gal paėmė 15 eurų. Ir kadangi yra profiliukus radom tokius, kad tarpelis buvo berods ar 11 ar 12 mm, ar ne, vidinis polikarbonatas yra 10. Va, į vidų irgi pritepam, bet čia mes dėjom skaidrų silikoną, kad priliptų, kad jeigu jisai įsispaus, nesimatytų jo. Čia dedam viršutinį profilį, jį dedam ištisą ilgą ir užlenkėm. Čia mes prisihaltūrinom tokį užlenkimą, kad tas galiukas tvirtintųsi su galiniu vertikaliu profiliu. Kad būtų štai tokia konstrukcija, kad jinai būtų tvirta. Todėl dėjom viršutinį ištisinį, o nedėjom 2 gabalus. Labą dieną. Saugumas pirmiausia, netgi ir namie pasirodo, kartais šalmas gali praversti. Visi sveiki, visi gyvi, niekas nenukentėjo per šį video. Ir susisukam su varžčiukais. Tai iš išorinės pusės susikišom, kaip matosi, popieriai, kad iš dušo pusės būtų gerai prisispaudę, kad nebūtų tarpelio tarp profilio ir polikarbonatų, kur negalėtų bėgti vanduo. O iš išorinės pusės ten gavosi milimetro tarpelis, kur su silikonu skaidriu užtepėm ir jau beveik nesimatė. Pasistatėm stovą galinį, kvadratinį, į gipso lubos, įpjovėm, įleidom, įkišom į gipsą, kad būtų tvirtai. Viską tepam aplinkui silikonu, kad neįdėtų visą konstrukciją ir būtų sandaru. Tepėm čia jau skaidriu užtepėm, kadangi polikarbonatas skaidrus gaunasi, tai jeigu teptume su spalva, negražiai atrodytų. O skaidrus užsipildė mums svarbu tarpeliai. Užsisandarino, užsisklijavo. Ir antras etapas maišytuvų statymas, kadangi čia jau buvo ta dėžė stovėjo ir buvo išvesta būtent šitoj vietoj, tai prie šitos vietos dabar ir prisirišim. Užsidėjom pakulų, dedamės pastą ir įsisukam ekscentrikus. Su jais išsireguliuosim maišytuvas, kaip turi stovėti, dedamės apsaugas, apdailas šitas ir pasižiūrim, kad jinai uždengtų skylę, kiek reikia palikti iškištą. Aišku, pagal pirminį variantą, jeigu būtume iš karto tai darę, tai manau greičiausiai būčiau statęs po tinkinius,
kad neitų visi vamzdeliai ant viršaus, visos šlangelės. Bet kadangi taip jau gavosi, tai dėjom ant viršaus su žarnelėm, su vamzdžiais viską. Todėl labai svarbu iš karto suplanuoti, kaip kas turėtų būti. Paskui perdarimas kainuoja ir laiką ir pinigus. Tai išsicentravom, žodžiu, ir su gulščiuku mūsų išvedimą. Nepamirštam gumytės, tarpinės visur sudėti. Ir užsisukam maišytuvą, iš kurio pasiduos vanduo į dušą. Krano čia mes nedėjom. Patikrinimas veikia. Toliau tvirtinsimės vamzdį pagrindinį dušo. Aišku, tam naudojam gulščiuką ir specialiai darom tvirtinimus į plytelių siūles. Maža kas ten žino, ką reikės ateityje daryti, tai kam tos siūlės, kam tos skylės bereikalingos. O čia su plonais varžteliais įsisukam į siūlę, net nesimatys, jeigu reikės perdaryti. Įsikelam kaiščius, aišku, plaktukas toks ne visai tinkamas, bet plytelės likus veiklos. Ir prisisukam laikiklius. Nepamirštam prenumeruoti kanalą, spaudžiam patinka, kuo daugiau patinka, tuo geriau, tuo smagiau dėti naujus video. Ir susisukam, viską susirinkam pagal instrukciją, nepamirštam tarpinių, susukam, prisiveržiam, neperveržiam, aišku. Ir viskas taip atrodo. Būtų potinkinis, nebūtų tiesiog visų šitų vamzdžių, kuriuos matot. Ir patikėkit, jau kuris laikas naudojamas šitas dušas yra 100 kartų geriau ir patogiau. Taigi patikrinimas, kaip viskas veikia. Dar vienas pastebėjimas, kad priklausomai nuo žmogaus dydžio ir išsišakojimo, tai ir vanduo vis tiek patenka už mūsų padarytus lenkstuko ir būna kartais šlapia, todėl šitos užuolaidos labai nesinorėjau dėti, man jinai tiesiog šlykščiai atrodo, todėl iš to pačio polikarbonato, pasidarius iš to pačio aliuminio rėmelį, reikės pasvarstyti apie durų uždėjimą. Bet tai ateityje, dabar viskas veikia, naudojamės ir čia kaip viena iš idėjų, nebrangiai galima pasidaryti dušą. Viskas su maišytuvais, su viso medžiagom kainavo iki 200 eurų. Tai tiek šiam kartui, visiems sėkmės, spaudžiam patinka, prenumeruojam ir susitinkam kituose video.